Prašau. Labas vakaras. Labas vakaras. Gal galėčiau šnekėti su Mantu? To jūs. Ačiū. Minutėlę nunešiu šiam telefoną. Tvarkoje, dėkui. Klausia. Labas vakaras, Mantai. Labas vakaras. Jumis trukdo agentūra Heaven in Your Dream. Skambinu, norėdamas jums pasiūlyti darbą. O kas čia per agentūrą? Mes esame užsienyje agentūras, tiesiog ieškome žmonių, kurie užsiminėja mums reikalingą specialybę ir bandome jiems surasti darbą užsienyje. Esmė yra tame, kad mes turime daug informacijos, jog OAB Mateka mažins etatus, taip, ir norime susirinkti pačius geriausius darbuotojus, kad jie būtų išsiųsti dirbti į užsienį. Ar jumis domintų užsienį darbas? Nu, šiuo metu dar ne. Ne. Šiuo metu. O vėlesnių metų? Nu, kol man yra čia gerai, aš dirbu čia. Bet vėliau kažkada būtų blogai. Bet suprantate, aš jums, kaip ir ką tik minėjau, OAB Mateka žada mažinti etatus. Tai reiškia, kad dauguma, apie 60-70% žmonių praras savo darbo vietas. Ir dėl... O iš kur čia tokios žinios? Čia žinios yra... Jo, čia jeigu iš tikrųjų nueitumėt pas savo valdžią, jie nebeturėtų kur dingti ir jums tikrai pasakytų. Kadangi apie tokias žinias sužino pirmiausia valstybė, nes įmonė yra didelėse skolose, automatiškai yra pradedama rūpintis žmonėmis, kurie bus atleisti iš darbo, taip, yra rūpinamasi, kad jiems būtų išmokėtas kompensacijos ir visa kita. Tada prasideda žmogaus antro darbo suradimas. Tada mes jau jungiamės į pagalbą ir mes padedam žmogui surasti darbą. Tai vat viskas, ko mums reikia. Mums šiuo metu dirbame su labai didelė įmonė pavadinimu BMI Group, kuri gamina autovežių priekabas ir tenais yra būtent ieškoma labai daug gerų suvirintojų. Tik tais klausimas jums vienas, ar jūs virinate tenais aliuminį ar metalą? Metalą. Metalą virinat, labai gerai, mums būtent šito reikia. Tai vat, alga yra ganėtinai puikiai, bet manau apie ją dabar nesusirinkom, mes pašnekėt, mane labai domina, ar jūs domintų kaip asmenį vykti į užsienį, tai yra į Angliją ir daryti šį darbą. Jeigu turite interneto prisijungimą prie savęs, galėtumėt prisijungti prie BMI Group svetainės ir jūs tikrai išvystumėte, kad tai yra nemelas ir tai yra realus jums skambutis ir pasiūlymas. Nu čia man matot irgi tikėti yra kažkaip tai labai... Kažkaip nelabai tikintis dalykas yra. Niekada nesate darbo pasiūlymų. Suprantat, pas mus dar yra šiuo metu diena. Aš galbūt pas mus didelė problema buvo dažnai, kadangi mes skambinam iš užsienio, kad pas jūs yra jau vėlų, pas jūs yra jau beveik 9:30, taip? Jo. Bet esmė yra tame, kad pas mus dar yra tik tais 4 dienos, taip kad dar pas mus tik tais darbo pabaiga pasibaigė, dėl to mes ir skambinėjom taip vėlai. Bet esmė yra, kad jeigu jūs norėtumėt pasitikinti ir norėtumėt įsitikinti visų 100%, kad tai yra nemelagingas jums skambutis, be jokių pauzių ar dar kažko mes galime, aš jums galiu įrodyti, galiu parodyti mūsų svetainę, galiu atsiųsti elektroninį paštą su darbo pasiūlymu, galiu atsiųsti jūsų mėnesinę algą, kiek jums būtų mokėjama, galiu atsiųsti, kur jūs gyventumėt. Mes pirmus metus žmogui padedam įsitaisyti, kad jam būtų suteiktos visos lengvatos, kad jisai būtų visiškai ramus dėl savo gyvenamosios vietos ir kad jam būtų užtikrinta alga. O vėliau jau kaip jumis paims pats fabrikas ar įmonė dirbti per save, ne per agentūrą, jau tada jūs eisite dirbti ant savęs. Ar jūs domina, kokia alga būtų? Gal tai labiau suviliotų jūs? Ne, aš sakau, man dabar yra tik tai, aš kol dirbu dar, man yra gerai. Žiūrėsiu, bet kažkodėl tai man nesitikė toks dalykas, kad ten gali būti, bankrot, kaip jūs sakot. Šiuo metu įmoniai dar nėra bankrot. Jinai yra veikianti įmonė, bet yra ateities planas mažinti darbuotojų kiekį. O tai jau yra blogai.
Bet ir... Kadangi šiaip įmonė turi labai daug įsiskolinimų. Ar jūs pats pažįstate valdžią? Taip. Tai va, Nes jeigu... ten nėra ten daug darbuotojų. Tai taip, mes žinome, kad jinai nedidelė įmonė. Jinai yra paėmus labai didelį kreditą, dėl kurio jinai dabar ir labai stipriai kenčia. Nu, šiaip yra paimta, kaip suprantu, nes ir statomas, ir patalpos, ir visa kita yra daroma. Būtent dėl to ir įmonė... Į priekį, Kiek mes matėme, kaip ir nori plėstis. Taip, kiek mes matėme, taipogi įmonės aprašyme, jog įmonė savo verslo plane buvo parašiusi, jog turi labai daug užsakovų, vien dėl to buvo paimta labai didelė paskola, kuri padėtų įmonei prasiplėsti ir toliau vykdyti esamą planą ir dirbti pliusu, bet dėja atsitiko taip, jog klientai, kurie buvo kaip ir jau pasirašę sutartį kartu su UAB Mateka, atsisakė to ir gavosi, liaudiškai sakant, blynas. Taip pat, mane tik vienas dalykas domina, ar jūs pats esat nors truputėlį susidomėjęs, nes aš labai tikiu, kad jums labai Lietuvoje dabar yra gerai ir užsienis yra paskutinė jūsų jau viltis, taip? Nu, šiuo metu jo. Nes aš kol kas dabar nesiskundžiu dirbdamas. O sakykite, gal turite kokių nors tada draugų, kurie būtų susidomėję? Na, nežinau dabar šitokių dalykų, kad dirbt. Nu, kol kas nežinau. Nu, taip užpuolė, atsakau, labai tokiu. O kaip jūsų anglų kalba? Netikėtai. Kaip sakas? Kaip jūsų anglų kalba? Ne, 0. 0, ne? 0, galima sakyti. Net pradinių žodžių nežinote, taip? Ne, nu tai ten kažką galima suprasti, bet tai ten tik tai, kad tik. Nu, galima sakyti nieko. Supratau viskas. Na, esmė tame, kad mums reikia ne anglų kalbos, o reikia mums darbštaus žmogaus, kuris sugebėtų tą darbą daryti. O tai jeigu tai yra nepaslaptis, iš kur čia taip visos tokios žinios, dėkime te mane. Visos žinios apie jūs? Mes turime visą UAB Mateka darbuotojų sąrašą. Jo, sekantis žmogus, kuriam aš mėginsiu skambinti iš jūsų įmonės, taip, Albertas Raišys. Oi, tai ten galite neskambinti. Kodėl? Prastas darbas? Ne, ten yra jis kaip. Yra meto žmogus, kuris nebevažiuos. Supratau viską. Supratau. Nes aš esu vienas tik tai iš jaunesnių, jauniausias iš ten. Aha. Iš tų suvirintojų esu aš pats jauniausias. Ir kiek suprantu, jūs čia gaminate hidrocilindrus, taip? Taip. Supratau viską. Tai klausykite, man labai dar būtų vienas įdomus dalykas. Kiek jums UAB Mateka moka? 3,5. Tai vat, aš jums padvigubinčiau viską. Ir dar pasiūlyčiau savaitgaliais grįžti namo. Bet kol kas aš sakau, man dabar yra dar yra netgi, yra tokių, kaip ir sakyti, pasibuvimų čia Lietuvoje, vien dėl to, kad už mėnesio yra šeimos pagausėjimas, tai vat ir tas ir yra, kad aš ir norėdamas negalėčiau iš tikrųjų. Esmė tame, kad čia iš tikrųjų tas visas dalykas būtų negreitų metų, o čia geriausiu atveju pusės metų bėgyje. Nes įmonė taip greitai savo veiklos kaip ir nepabaigs ir čia viskas tęsis. Pirmiausia, aš kaip suprantu, kaip ir jeigu protinga įmonė būtų, jinai atleidinėtų vyresnius darbuotojus. O antras dalykas yra, ko gero, jeigu jūs esat jauniausias, jumis kaip ir pasiliktų dar. Nu, aš iš suvirintojų esu pats jauniausias. Aha. O kaip jūs savo darbą vertinate? Labai gerai ar blogai? Nu, aš savo darbą atlieku gerai iš tikrųjų. Nusiskundimų nėra. Supratau. Na, labai būtų iš tikrųjų, jūs pats esat iš Rokiškio, taip, Kavoliškio kaime gyvenate? Jo, čia prie Rokiškio. Jo, supratau. Aha, viskas. Klausykite tada man tai.
kaip čia jums dabar protingiau išreikšti mano mintį. Ar pažįstate tokį Vygantą Diržį? Taip. Geras draugas jau esate. Labai gerai kartu dirbam. Supratau viską. Jisai man jūs ir rekomendavo. Ir jisai sutiko važiuoti į užsienį. Nu, aš nežinau, kodėl. Supyko? Sutiko važiuoti taip. O kodėl? Neįsivaizduoju, kokie priežastys, bet sakė jisai, jog žinojo apie Matekos prastus laikus ir sako, bandykit skambinti dar Mantui, jeigu Mantas sako važiuotų, tada aš visų 100% dedu koją, sako, iš Lietuvos. Nu, čia nežinau. Čia sakau, man šiandien staigmenėlių tokią žiūriu dieną. Dar kas nors, ką nors gal siūlė? Ne, siūlymų nėra. Siūlymų šiaip tokių visokių. Supratau. Gyvenimiškų. Aha. Tai ar nors kažkiek tai susidomėjote tom? Ne, tai yra vienas dalykas. Yra, jeigu jau būtų ten labai jau tai blogai, kaip jūs čia sakot, ne? Aha. Tada čia jau galima kažką galvoti. Kažką. Supratau. Nes, ką aš dabar, nieką iš tikrųjų pasakyti negaliu, nieką dar, nežinau. Supratau viską, Mantai, supratau. O dabar pati ko gero svarbiausia šio pokalbio dalis. Pasakyti, kad jūs išdūrė Vygantas Diržys. Ir čia radijo stotis svetur. Tai pykstate su juo, kariauja draugiškai, taip? O, tai biškai kariaujam. Aha. Matot, jis tau keršto planą man tai padarė. Ir kaip tik šiandienas ir sakė, kad padarys. Ai, šiandieną ir sakė, kad padarys viską. Papuolėt. Papuolėt, reiškia man tai tada, tikėjomės, kad nors truputėlį susidomėsi to išvykimu į Angliją, bet žiūrėkit, nei biški neužkybo, esat absoliutus Lietuvos patriotas, taip? Patriotas, ne patriotas, bet dar pakariausime, kaip sakyti. Gerai, laisvė jums eteryje pasakyti Vygantui gražius žodžius. Kad gal jam nebėra jau gražių žodžių. Dabar tik tai karas. Ai, dabar jau tikras karas prasidės. Kariausit. Karas. Daug dievė jums sveikatos abiem. Jo, daug dievė jums sveikatos ir gero jums Mantai savaitgalio, okei? Ačiū. Tvarkoj, susiklausysim iki. Ate. Viso. Kągi, mes šnekėjome su Mantu, kuris nelabai užkybo, bet Vygantas, jeigu klauso mūsų radijos stoties, Vygantai, tu nesi atsiuntęs mum Alberto numerį, o jam tikrai norėčiau paskambinti, nes aš kiek supratau, jis tai yra visiškai kitas žmogus, truputėlį minkštesnės pas jį bus smegenėlės ir jis labiau uždurti jo.